Labadiena, aš esu Lietuvos Respublikinės geografijos olimpiados laureatas. Šiame vaizdo įraše norėčiau padiskutuoti apie dykumas, kas tai yra dykuma ir kas charakterizuoja dykumas. Taigi dykuma yra atogrąžų tropikų klimato juostoje. Dykumą charakterizuoja sausas klimatas, ten iškrinta labai mažai kritulių, sausas sezonas yra apie 10-11 mėnesių ir labai trumpas lietingas laikotarpis. Ten dykumoje vyrauja žemyneigiai oro srautai, dėl to ten nusistovi aukšto slėgio zona ir todėl ten ištisus metus arba labai ilgai yra giedras laikotarpis, kai šviečia saulė, nėra debesų ir tas sąlygoja labai mažą kritulių kiekį. Taip pat dykumoje yra labai didelis paros temperatūros svyravimas. Ten naktį vanduo gali net užšalti, paliktas inde. O dieną būna labai karšta, iki 30, netgi iki 50 laipsnių kai kur. Ir dykumoje galima virti net valgį, dėl to, kad smėlis labai stipriai įšyla. Augalai augantis dykumoje vadinami efemerai, jie sugebėjo prisitaikyti dykumoje prie labai mažo drėgmės kiekio ir todėl jie yra gan spygliuoti, būna spygliuoti dėl to, kad jie turi išlaikyti tą drėgmę. Dykuma yra gan skurdi augalija, dėl to, kad yra mažai kritulių ir dykuma pražysta tik kai ateina lietus. Ir po to tie augalai greitai nudžiūsta iki kito sezono. Taip pat dykumoje yra labai skurdi gyvūnija, nes ten taip pat dėl to, kad ten yra labai mažai lietaus, ten gyvena daugiausia driežai, skorpionai, gyvatės ir jie prabunda naktį, tada jie medžioja, tada jie būna labiau aktyvūs nei dieną, nes diena yra labai karšta. Taip pat reikia paminėti apie mechaninį dūlėjimą, tai yra dėl vėjo visą laiką besikeičianti dykumos landšaftą, ten dėl smėlio, dėl vėjo smėlis visą laiką pakeičia savo vietą, visą laiką keičiasi dykumos peizažas, dėl to, kad vėjas yra kaip skulptorius ir keičia dykumos barchanų išsidėstymą. Barchanai tai yra tie dykumos kalvos, kurios susidaro dėl vėjo ir kitų aplinkybių, kaip lietaus, pavyzdžiui. Ir labiau dykumose, kur yra ne smėlis, o pavyzdžiui žvyras arba
yra akmeningos dykumos, ten taip pat yra tas mechaninis dūlėjimas ir taip pat keičiasi dykumos kraštovaizdis visą laiką. Ir, kaip sakiau, tai yra sąlygota to klimato, vėjo, lietaus ir kitų dalykų. Taigi, dar reikia paminėti, kad dykumos yra Šiaurės Afrikoje, kaip Sahara, Australijoje yra dykumos, Arabijos pusiasalė, taip pat Pietų Amerikoje, Atakame. Tikiuosi tai buvo naudinga. Iki kitų susitikimų. Ate.